Ponas Loda, pirmiausia, Ethereum nėra piramidė. Labą dieną. Galima į tie fondus investuoti į kriptovaliutas per fondus, jeigu dar nežinojot šitą dalyką. Tai čia pirmas dalykas, ką noriu pasakyti. Antras dalykas, ką aš noriu pasakyti, kad niekada niekur nesu sakęs, kad fondai yra blogai. Čia jūsų žinutė, jūs ją čia parašė, čia jūsų komentaras. Aš visada už tai, kad žmonės investuotų į save žiniomis arba į turto klases. Jeigu tai yra turto klasė, man nėra svarbu kokia. Ar tai yra fondai, ar tai yra kriptovaliutos. Svarbiausia, kad išmanytų žmogus. Visada rekomenduoju investuoti tai, ką labiausiai išmano žmogus. Tai tikriausiai jūs labiausiai išmanot fondus. Ir aš su jumis sutinku. S&P 500 fondas tai yra geriausia investicija, kokią jūs galit padaryti, jeigu renkatės iš fondų. Tačiau nepamirškim vieno dalyko. Dažniausiai žmonės investuoja į fondus ne tam, kad uždirbti pinigus, o tam, kad išlaikytų turtą. O į kriptovaliutas mes investuojam, kad mes uždirbti pinigus ir uždirbti turtą. Šitas 100% irgi nėra tikslu. Mes vien Lietuvoje patyrėm 35% infliacijos vien per paskutinius 5 metus. Ką aš noriu pasakyti, kad tai yra turto skirtingos klasės ir jos labai skiriasi. Čia nėra nei gerai, nei blogai. Jeigu jūs neišmanot, kas yra kriptovaliutos, tai nereikia jų demonizuoti. Čia ne piramidės ir jos nesugrius. Augs tik į viršų, ilgalaikį perspektyvai augs į viršų ir augs į viršų. Fondai tokio prieaugio nebeduoda. Čia yra naujos kartos pinigai, naujos kartos investicijos ir aš rekomenduoju pradėti domėtis.